Sveiki, mėly klausytojai, su jumis laida Renkuosi sutarti ir dabar prie mikrofono psichologas Aurimas Gudas ir psichologė bei psichoterapijos praktikė Danutė Savickienė. Labas, Aurimai. Labas. Dar, kiek pamenu, tu esi karo psichologė. Taip, darbuojasi su kariais, karo medicinos tarnyboje, tai taip, vadinuosi kaip ir karo psichologija. Ir atsimenu, kad su vyru turėjote šokių mokyklą. O taip, tai buvo tikrai labai smagus laikai, studijų metais, apie 5 gal metus tikrai šokom Lotynų Amerikos šokius ir važinėjom ir vedėm pamokas ir Kaune ir Panevėžyje, bei keliaudavom po Europos įvairius festivalius semti žinių, tai buvo labai smagus tikrai metai. O nebuvo tokia mintis rašyti savo bakalaurinį arba magistrinį apie šokio poveikį sveikatai ir panašiai? Ne, iš tiesų apie tai nesvaršiau, nes dažniausiai tokia tema rašantys žmonės, kiek pastebėjau, tiesiog jie daro kažkokį jau kaip eksperimentą, veda kažkokį kaip šokio terapijos užsiėmimą ir tikrina kažkokią tai hipotezę. Hipotezę ir tiesiog, kad tai koks bus pokytis prieš ir po, ar kažkas tokio. Tai man tuo metu tiesiog šokiai kaip laisvalaikis tiesiog buvo ir aš neįsivaizdavau, kaip čia šokį pritempti prie tos profesionalios psichologijos. Vis tiek tai yra specifika, reikia tam tikrų žinių, tai ne, tuo metu visai nepagalvojau iš tiesų sieti kažką savo hobį su to profesiniu objektu. O dėl ko šokio mokykla užsidarė? Na, turbūt palaipsniui susidėlioja taip, kad iš tiesų tai yra labai laiko imlus projektas ir labai daug pastangų reikalaujantis, tai turbūt buvo vienu metu perdegimas ir tada natūraliai mažėjo ir mūsų indėlis į administraciją, vadybą ir panašiai, ir mažėjo tų šokėjų skaičius ir taip turbūt labai natūraliai nunyko mūsų šitą veiklą. Ir kovidas kažko kaltas lyg tai buvo? Kovidas realiai vėliau prasidėjo, mes jau anksčiau nutraukėm tą veiklą, tiesiog likom prie tokio pasišokimo savo. Taip pat. O ko vyras dabar užsiema? O vyras šiuo metu remontuoja mūsų įsigytą naujai būstą, tai jisai persikvalifikavo prie statybininko. Ir kalvio turi talentų, kiek žinau. Taip, jisai dirba ir su metalu, ir šiuo metu gilina žinias, praktinės įgūdžius į remontus, statybas ir tikrai pasikeitė laikai. Bet ir su redučiais kažką daro? Jo, yra daug veiklų pas jį ir vis tiek, kadangi svarbu judėjimas, tai yra judėjimo džiaugsmas, šokiai, tai daug laiko tą praleidom darydami, tai redučių pamokos irgi gal, ir jam labai patinka mokyti, tai natūraliai gal taip susiklostė, kad atsiradus poreikiui ir atsirado redučių pamokos, kaip saugiai riedėti. O tu privačiai konsultuoji? Jo, šiuo metu, kadangi jau beveik į pabaigą mano psichoterapijos studijos, tai jau keletą metų pastarųjų turiu privačią praktiką, dirbu tik tai nuotoliu, tai irgi prasidėjo per koroną, per pandemiją, bet man visai tinka šitas formatas nuotoliu, tai kaip ir darbas iš namų, gana turi savo pliusų, tai derinu iš tiesų tą valstybinį darbą ir privačią praktiką. Ir šiandien kalbėsim apie dėkingumą, tai iš kur tiek daug apie jį žinai? Na, dėkingumas, iš tiesų tai galiu pradėti nuo pačių pradžių, kad aš augau šeimoje, kur mano mama buvo labai tokia ir iki šiol yra dėkojanti, dėkinga ir tai yra kaip įkvėpimas. Ir įkvėpimas buvo tuo metu mano magistro baigiamajam darbui, nes man pasisekė, kad mano vadovas baigiamojo darbo tiesiog
nespaudė rašyti tam tikrą temą, bet leido, sako. Taip, pasvajokim, sakė. Sako, o kas būtų įdomu? Realiai, tiesiog, jeigu būtų galima iš bet ko rinktis. Tai nebuvo labai lengvas klausimas, bet aš tuo metu turėjau populiariosios psichologijos visokių ten knygelių. Galvoju, dėkingumas, tokia pozityvi tema, nes žmonės paprastai rašo ten apie kokį insultą patiriančių žmonių stresą ar ten kokį nors po miokardo infarktą, kažką apie ligas, domėdavosi įvairiais veiksniais psichologiniais, kaip ten sergantys susiduria, o aš norėjau kažkokių pozityvių dalykų. Tai gavosi, kad mano baigiamojo darbo tema buvo apie dėkingumą. Ir taip susiklostė, kad teko iš esmės pasidomėti, kas tas dėkingumas, kaip jis apibrėžiamas, kokios sąsajas su psichinė sveikata ir daug kitų aspektų. Gal trumpai gali magistrinio pagrindinės kažkokias išvadas papasakot? Taip, tai mano baigiamasis darbas, aš tiesiog tyriau studentus, kas yra įprasta rašant darbus. Tai buvo 3 elementai, tai dėkingumas, kaip asmenybės toks bruožas, tada socialinis palaikymas ir sveikatai palankus elgesys. Reiškia, aš žiūrėjau, kaip koreliuoja, kaip siejasi šitie 3 aspektai ir kokią įtaką, kokią reikšmę dėkingumas gali turėti socialiniam palaikymui ir sveikatai palankiam elgesiui. Tai ten iš tiesų, jeigu taip labai apibendrintai, priklausė vėlgi vyrų, moterų grupiai ir taip pat ten buvo labai ir išskaidyta į visokias smulkesnės, kaip sakyti, tos dėkingumo kaip subskalės, tai bendrai, kad buvo rastas sąsajų, kad dėkingumas turi teigiamai siejasi su sveikatai palankiu elgesiu ir socialiniu palaikymu. Tai kitaip tariant, kaip aš sakau, žmonių kalba, tai reiškia, kad žmonės, kurie dėkoja, yra dėkingesni, tai jie taip jau susiklosto, kad jie renkasi tą sveikatai palankų elgesį, galbūt labiau rūpinasi tą sveikatą. Aišku, ten jau tie mechanizmai, atskleisti tuos mechanizmus jau reiktų didesnių tų tyrimų, bet iš esmės tokios būtų tos išvados. Aš kažkaip pagalvojau, man tai truputį nauja, kad dėkingumas siejasi su sveikatai palankio gyvensena, o kaip su laime? Su laime, tai nebuvo mano tyrimo objektas, bet yra tyrimų, kad teigiamai veikia laimingumą. Apskritai čia turbūt reikėtų pakalbėti apie tai, apie mechanizmą, kaip tas dėkingumas veikia. Kad žmonės, kurie praktikuoja, kurie yra dėkingi kasdienybėje, tai jie pastebi mažus dalykus. Čia iš esmės gal šiek tiek grįžčiau prie apibrėžimo, nes čia labai susisieja šitoj vietoj, kad dėkingi žmonės, jie apskritai yra tie žmonės, kurie pastebi mažus dalykus ir juos įvertina. Kasdienybė, ten gali būti lietus, kuris gražiai krenta, ten barbena į langą, ar kažkokie gamtos reiškiniai, ar tiesiog skanus kavos puodelis ir panašiai. Taip pat dėkingesni žmonės pastebi ir kitų žmonių pastangas padėti man. Reiškia, kažkas gero man padarė, aš nelaikau tai savaime suprantamų dalykų. Aš padėkoju. Tai ir čia galima ir su laime susėti, kad jeigu aš pastebiu mažus dalykus, tai aš galiu jaustis laimingesnė. Man tai kažkaip tai primena tokį posakį, kaip žiūri, taip ir matai. Arba kitaip sakant, ko ieškai, tai randi. Taip. Ir tas dėkingumas, jisai tam tikrą prasme nukreipia tą tavo žvilgsnį. Labai gražiai pasakė apie lietų. Daugybė žmonių jo nekenčia, čia lyja, čia gali niurnėt. Bet jeigu tu esi namie, apsiklojęs pledų, geri savo šiltą arbatą, tai kodėl nepasigrožėjus to? Arba net jeigu esi lauke, galima lietuje šokti ir... šitą vasarą labai nelietinga buvo, tai kas kažką augina, tai turbūt tikrai džiaugiasi, kada lietus prasidėdavo. Taip, tikrai.
Nu ir vėl mes čia įsivažiavom į priekį, gal reikėtų tada, toks, kaip pasakai, dėkingumas, tai tokia savoka, daug kas turbūt supranta, apie ką čia mes kalbame, bet gal galima apsibrėžti. Dėkingumas apskritai jis gali būti apibrėžiamas skirtingai. Tai galima apibrėžti kaip emocija, kažkas tokio situaciniško, situacijoje tiesiog, ką žmogus jaučia kaip emocija ar jausmas, toks trumpalaikis dalykas. Arba tai gali būti kaip asmenybės savybė. Asmenybės savybė, tai reiškia, kaip minėjau, yra ten keli elementai, kad žmogus, 3 iš esmės aspektai, kad jeigu apibrėžtume dėkingumą kaip asmenybės savybę. Tai kad žmonės įvertina tos kasdienius malonumus, juos pastebi ir įvertina kito pastangas prisidėti prie mano tos asmeninės gerovės ir taip pat žmonės labiau jaučia tą gausą bendrąja prasme, ne materialia prasme, bet tai yra toks gausos jausmo patyrimas ir tie 3 elementai ir įeina į dėkingumą kaip jau asmenybės bruožą. Tai yra daug skirtingų traktavimų, taip pat galima sakyti, kad dėkingumas yra kaip ir požiūris, ar filosofija, ar kaip įprotis. Yra daug labai apibrėžimų, bet jeigu mokslinė literatūrai daugiau kalbama kaip apie emociją, trumpalaikį patyrimą arba kaip jau asmenybės bruožą. Tai yra pastovesnė laike jau ta charakteristika. Kažkaip kalbėjai apie maistą, tai aš taip pagalvojau, mes krikščionys esame įpratę pasimelsti prieš maistą ir būna, padėkojam už tai Dievui. Ir kartais žmonės nesupranta, netikintis turiu omeny, kodėl tu dėkoji Dievui, taigi tu savo rankomis tai uždirbai ir nuėjai nusipirkai, tai bet pala, kas duoda jėgų? Tu naudoji tam tikrus talentus, už kuriuos tu gavai kažkokį atlygį ir dėkoji už tai Dievui. Tai turiu omeny, kad kiekvienas žmogus yra apdovanotas ir tie talentai yra iš Dievo ir taip galima paaiškinti, kodėl mes dėkojame. Bet žinoma, nepamirštam ir žmonių. Jeigu žmona ar mama pagamino maistą, net jeigu jis buvo neskanus, vis tiek dėkojam. Tai man atrodo, kad tas dėkojimas prieš maistą, jis padaro maistą skanesnį. Ir dar ką pats praktikuoju iš mindfulness, to vadinamo dėmesingo įsisavinimo, tai kartais užmirštu, ir dėkoti irgi užmirštu, bet kai prisimenu, tai būna naudinga. Tai iš mindfulness aš perėmęs tik tai tą, kad daugiau kramtyti ir taip įsijausti į tą maistą. Tai tada tu gauni daugiau malonumo iš jo, kada lėčiau valgai ir taip, įsiklausai jį. Kažką panašaus darai? Gana retai, kas liečia tą tokį sąmoningą valgymą. Reikia būti neišalkus stipriai, kad galėtum valgyti lėtai, pajausti skonius ir jo sulėtinti tą tempą. Tai man iš tiesų paskutiniu metu labai yra poreikis galbūt būti gamtoje ir aš ten galiu būti tokia sąmoninga ir, nesakau, kad ten labai formaliai dėkoju, tai yra daugiau toks dėkingumo jausmo patyrimas, būnant gamtoje, stebint ypač debesis, nes kažkaip jau po truputį išgyvenu tą išankstinę netektį, kad tuoj ateis ruduo ir bus mažiau dienų, kai mes matysim tą žydrą dangų su debesim, nes bus tiesiog taip pat užtrauktas tas dangus. Tai kažkaip dabar norisi dar prisipildyti to žydro dangaus ir jeigu būna laisvadienis, tai aš tikrai ten šeštadienį, sekmadienį pastebiu dangų, o kai būna šiokiadienį, aš suprantu, kad praėjo dar 1 diena ir aš taip ir tai buvo šiandien tų debesų, nebuvo, aš suprantu, kad aš kažkur prabėgau. Kai tu kalbėjai, aš kažkaip pagalvoju apie tą laikinumą, kad pavyzdžiui yra šalių, kur ten, ištisus metus šviečia saulė, tai taip kaip ir nevertini, bet kai pas mus tokia yra trumpa vasara ir žinai, kad jinai baigsis, kalendoriškai jau jinai baigėsi, pagal temperatūrą dar ne, tai ir aišku, dar iš kitos pusės suvokia, kad tas gyvenimo žemė yra laikinas, tai irgi gali didinti dėkingumą. Tai tu jau
pradėjai šiek tiek pasakoti apie tai, kaip praktikuoji dėkingumą gamtoje, ar yra kažkokių kitų aspektų, kur tu praktikuoji dėkingumą? Labai geras klausimas, nes taip, kad vėlgi tos praktikos yra turbūt formalios, kai, tarkim, apsisprendi ir vedi kažkokį dėkingumo dienoraštį ir tą darai kiekvieną vakarą ar kažkas tokio. Tai tokio jau formalaus, tai sakau, kad tai yra jau labiau kaip struktūruota. Gal, kai sakau formalaus, turiu omeny tai, kad tai yra suplanuota ir struktūruota. Tai šiuo metu ne, to nedarau, nors esu rašiusi 3 geri dalykai. Nebūtinai, kad aš dėkoju, bet tiesiog tai gal toks sąmoningumas į tą pozityvius tos įvykius. Esu rašiusi ir tai labai praturtino, net iki šiol aš turiu tą knygutę ir gali grįžti ir pasižiūrėti. Tai čia, wow, neįkainojama. O ne iš formalių, net iš tiesų, nežinau, reiktų pagalvoti. Mes bandom tiesiog turbūt šeimoje, mama tai įkvėpėja, taip, galima sakyti, spontaniškai, neplanuotai padėkoti už, pavyzdžiui, už tai, kad vyras šiuo metu daro remontą. Kad tai nėra savaime suprantama, taip. Nes galima sakyti, bet taigi čia tarsi vyras ir gal jam čia privaloma, ar čia dėl to, kad čia ir jo butas ir kažkas tokio, bet dėkingumas yra toks nemokamas dalykas ir gana paprastas. Tiesiog užtenka pasakyti, ačiū, kaip fainai, wow, kaip gražiai atrodo šita siena ar kažkas tokio. Ir tai pakylėja žmogų, tai yra tikrai labai svarbu. Ir aš tai žinau, nes aš esu patyrus, esu gavusi dėkingumo. Ir kai mama dėkoja man, aš žinau, koks tai yra fainas jausmas čia iš tos pusės. Ir tada norisi tęsti tą grandinėlę ir kitam dovanoti šitą jausmą. Tai galima sakyti, kad dėkingumas gerina santykius? Tai be abejo, tikrai labai turi įtakos ir esamų santykių palaikymui. Labai svarbu. Čia nekalbu apie vien tik romantinius santykius, tai yra ir darbiniai santykiai, tėvų, vaikų, bet kur iš esmės, kur tik yra santykis, tai labai svarbu dėkingumas, ar kokiuose, kai būna, mes gaunam paslaugas, ten parduotuvėse, nežinau, viešbučiuose, kažkur einam į gydymo įstaigas, tarkim. Tai labai svarbu iš tiesų tas dėkingumas, palaikyti esamus santykius, tada žmogus jaučiasi įvertintas, jaučiasi, kad yra priimamas, toks artumas, skatinamas artumas ir žmogus gali patenkinti tos psichologinius poreikius. Ir svarbu dėkingumas naujų santykių užmezgimui taip pat, kai yra kuriamos pažintys, tai toks, nežinau, galima sakyti, dėkingumas toks kaip sviestas, jis gali sutepti. Vėlgi grįžtant prie to, kad dėkingumas padeda kurti tą artumą, padeda patenkinti tos, kaip sakiau, poreikius žmogaus, bendražmogiškai visiems žmonėms svarbu jaustis priimtiems ir įvertintiems, suprastiems, tai turbūt dėl šitų aspektų. Tai iš to, ką girdžiu, kad tu sakai, tai man atrodo, toks kaip pamokymas sklinda, kad nepriimkim tų kažkokių dalykų kaip savaime suprantamų arba kad žmogus privalo kažką daryti. Net jeigu ir privalo, tai padėkokim, kažkas šiukšles išnešė, tai smagiau, žmogus jausiasi vertintas. Darbinėje aplinkoje irgi taip pat gali būti. Dar kažkaip pagalvojau, kad dėkingumas gerina santykius, tarpusavio santykius, tai ir pagirimai tą patį gali padaryti, jeigu tai yra nepataikavimas tam tikras, nes žmogus gali jausti, kad čia kažkokia vaidmainystė, ar žmogus tau nori čia lysti į tam tikrą vietą. Tai klausiau tavęs, kaip tu praktikuoji, tai aš irgi norėčiau pasidalinti, kaip aš dėkoju. Tai pas mane yra tokie 3, kam aš dėkoju. Tai sau, kitiems ir Dievui. Sau dėkoju, pavyzdžiui, kai pasportuoju. Pasimankštinu, tai sakau, šaunuolis, nes nieks kitas tavęs nepagirs, nebent ten, aš nežinau, į Facebooką dėt, čia nubėgau, ar ten ką, ir tų laikų, irgi malonu. Tai, tik kad aš to nedarau. Tai kitiem, taip, dėkoju už kažką gavai, kažką tau gero padarė,
dėkoju. Ir klientus taip pat to mokinu. Ir galima sakyti, kad siūlau tokius 2 variantus, kad vienas, kad dėkoti per visą dieną, ten tarkim, pavyzdžiui, radai laisvą parkavimosi vietą. Ir dėkoju, kad radai. Taip. O kitas būdas, renkiesi, aišku, kuris tau patogesnis, tai tiesiog vakare, prieš einant miegoti, peržvelgi visą dieną ir už ką esi dėkingas. Tai šitą kartais darau, kartais nedarau, kai darau, esu laimingesnis ir jaučiasi tikrai naudingumas šitos praktikos, tai būna kartais 20 dalykų išvardinu, kartais mažiau, bet net prieš pradedant dėkoti atrodo, kokia bloga diena, už ką aš čia padėkosiu, bet atrandu tų dalykų, kažkaip peržvelgi per visą tą dieną ir tada kažkaip smagiau užmigti. O dėl to dėkojimo kitam žmogui pasirodo, visoje Biblijoje nėra nei vienos vietos, kada kitas žmogus dėkotų kitam žmogui. Mane labai nustebino šitas dalykas, bet žinoma, vien dėl to, kad tai nėra parašyta Biblijoje, nereiškia, kad neturėtume mes to daryti. Geras. Nebūčiau pagalvojus, kad taip, kad nėra aprašyta. Aha. Kuo dėkingumas yra svarbus psichiniai sveikatai? Labai iš tiesų jisai gali prisidėti prie mūsų psichinės sveikatos. Čia iš tiesų, jeigu bendraja prasme, tai būtų verta paminėti tokią sąvoką kaip psichologinis atsparumas. Tai psichologinis atsparumas padeda žmonėms įveikti gyvenimo iššūkius, o jeigu jau parklupdo kažkokią negandą, tai padeda lengviau ir atsitiesti. Ir dėkingumas yra vienas iš tų psichologinio atsparumo veiksnių. Yra labai įvairių veiksnių, ten tų ir elgesinių, ir mes galim, emocijas reguliuoti savo, mokytis to, ir taip pat yra dvasiniai veiksniai. Tai dėkingumas ten ir palenda po tais dvasiniais veiksniais, tai šalia mūsų vertybių, prasmės paieškų, šalia kitų kažkokių charakterių ypatumų, dėkingumas gali padėti žmonėms tapti psichologiškai atsparesniais ir tai yra labai svarbu, kadangi iš esmės žmonės kiekvieną dieną susiduria su stresu ir klausimas tai kaip jį įveiks, kaip priims, kiek tas stresas paveiks žmogų. Tai tokios gal mintis kyla. O paminėjai sunkių laikotarpių metu, kad dėkingumas, bėda ar kažkokios panašus sunkumai tiesiog gyvenime dėkingumas padeda. Tai, tarkim, žmogus eina per sunkų dabar laikotarpį, už ką jis turėtų dėkoti? Galima atrasti, už ką dėkoti ir sunkiu metu. Aš tikiu, kad gali būti žmonėms nepraktikuojantiems, neturintiems šio požiūrio sunku. Taip žinot, kaip būna kaip be pratybų į mūšį. Taip iškart į tokį labai sudėtingą situaciją. Tai žymiai lengviau dėkoti, kai esam laimingi. Bet jeigu yra sunki situacija, ir čia labiau kalbėčiau apie tos žmonės, kurie jau turi kažkiek to įgudimo, gebėjimo, jau tokia išlavinę tą požiūrį, tai labai natūraliai žmonės net ir sunkioje akimirkoje gali išvelgti kažkokį aspektą, už ką gali padėkoti, nes jau protas bus įgudęs ieškoti, o tai kas man gero iš to? Bus išmokęs tą neigiamą įvykį traktuoti kaip pamoką. Čia tiesiog toks mechanizmas yra. Ir tada labai gražus dalykai vyksta, kad nėra tokio didelio pasipriešinimo. Kai žmogui stresas ar kažkokia, įvykis kažkoks nutinka, gali būti daug kančios, pasimetimo, už ką man, kodėl man, ar ten kažkokio pykčio, ar noro kerštauti. Labai daug tokių sudėtingų emocijų. Bet jeigu pavyksta, taip, gerai, kažkaip atsikvepiam, tai gal
gal čia kažką reiškia, galbūt aš galiu suprasti, kad čia ne veltui šitas įvykis, galiu suprasti, kad, nu, kitaip tariant, va dabar kuo daugiau kalbu, galvoju, kad tai yra apie platesnį vaizdą. Tokį, va, kaip pakilti iš paukščio skrydžio ir pamatyti platesnį situacijos vaizdą ir tai padeda priimti ir susitaikyti su tom gyvenimo aplinkybėm. Kai tu kalbėjai apie tokį platesnį vaizdą, tai aš prisimenu, kad, pavyzdžiui, žmogus, kuris galvoja apie savižudybę, tai labai būna toksai tunelinis netgi mąstymas susiaurėjęs. Tai manau, kad dėkingumas galėtų padėti tokiam žmogui. Taip. Nėra lengva ir paprasta, bet vėlgi žmogus, kuris galvoja apie savižudybę, kuris turi minčių negyventi, tai vėlgi tai yra depresiškas žmogus, ar ne? Ir depresyvų žmonės, jie ir, kaip pasakyti, jie patiria intensyviau ir tas neigiamas emocijas ir ilgiau išlieka ta emocija, na net nežinau kaip pasakyti, dėl to tunelinio matymo, tokio mąstymo, jie labiau užsiciklina, kad yra kažkas blogai ir jie negali išeiti. Tai tikrai, va, dėkingumas, tik aš galvoju taip tiesiog, jeigu žmogus, va, sako, aš nenoriu gyventi ir tu jam siūlai čia dėkoti, tai gali būti pasipriešinimas, jeigu taip, bet prieinant prie to, tikrai galima panaudoti kaip įrankį, praplėsti požiūrį ir tada galima atrasti priežasčių visgi, kodėl verta gyventi. Nu ir savižudybės grėsmės atveju kitas žmogus gali praplėsti tą vaizdinį, nes žmogus gali matyti tam, kuriam reikia pagalbos, gal vos kelis variantus ir savižudybė vos ne kaip geriausią variantą ir tu gali praplėsti, kad žmogau, plačiau yra. Tai aš kažkaip, kol tu kalbėjai, prisiminiau tą tokį labai gražų Dievo pažadą krikščionėms, kad viskas išeina į gerą tiems, kurie myli Dievą. Ir iš tos eilutės galima, tai yra kaip toksai pagrindas dėkojimo, kai yra sunku. O kas netiki, tai tu kaip ir pasakei, kad pažiūrėk kaip į pamoką, kad tu gali kažko išmokti ir aš kažkaip tai, kad tu pasakei, kaip ir sukonspektuočiau į tai, kad kuo anksčiau pradėkit dėkoti, nes kaip su tais svoriais, jeigu tu nekilnoji 20 kilogramų ir vos gali pakelti, tai nebandyk ten 50. Tai kitaip sakant, nelauk, kol užklups bėda, pradėk dėkoti ir tada bus lengviau dėkoti, kada bus sunku. Taip, tikrai tiesa. Ką moksliniai tyrimai sako apie dėkingumo naudą? Taip, su moksliniais tyrimais yra įvairių aspektų, ką galima. Labai daug tyria ir suaugusių populiacija, ir moksleivis. Man kažkaip labai patiko keli tyrimai, kurie apie moksleivius kažkaip tyrinėjo, jų tą naudą dėkingumo. Tai moksleiviai, kurie yra dėkingesni, jie labiau patenkinti ir mokykla, patenkinti draugais ir patenkinti bendrai, nežinau, savim ir savo visų gyvenimu. Čia yra labai svarbu ir netgi dėkingumas teigiamai susijęs su akademiniais pasiekimais, kas yra skamba motyvuojančiai. Tai ir vėlgi dėkingumas susijęs teigiamai ir su įsitraukimu į kažkokias veiklas, ar ta vadinama socialinė adaptacija, kad žmonės lengviau, galbūt aš taip jau pridėsiu nuo savęs, tikiu, kad lengviau ir tų gal draugų susiranda, lengviau išlaikyti tas draugystės, nes paauglystėje ar mokykloje labai svarbus yra draugai ir ta integracija. Tai dėkingumas gali prisidėti. Aišku, tai nėra panacėja, ten yra labai daug skirtingų tų veiksnių, kas nulems, ar žmogus adaptuosis, bet tai yra vienas kaip iš ingredientų, kas gali padėti geriau adaptuotis. Ir taip pat yra dėkingumo teigiamos
Dėkingumas turi teigiamos įtakos ir motyvacijai veikti, tikslams, tokia kaip varomoji jėga motyvuojanti. Ir be abejo yra ir su fizinė sveikata, va, tiek ir aš savo darbę tyrinėjau ir bendrai mokslinėse tyrimuose rodo, kad yra teigiama sąsaja ir su fizinė sveikata, kad žmonės ir geriau miega ir pasirenka savo kažkokį sveikatai palankesnį elgesį, ar ten, tarkim, mažiau rūko, ar kažkaip saugiau vairuoja, netaip rizikuoja savo gyvybę, nes tiesiog jie vertina tai, ką turi. Ir jeigu tu vertini, reiškia, tu rūpinies. Tai gali būti viena iš tokių hipotezių, kaip čia tas dėkingumas susijęs su fizinė sveikata, nes vėlgi ten yra labai daug dedamųjų, mes negalime atmesti ir visų, ir genetikos, ir bendrai aplinkos veiksnių, bet tiesiog yra teigiamos įtakos, turi teigiamos įtakos dėkingumas ir fiziniai sveikatai, ir be abejo psichologiniai, ką mes šiek tiek jau ir palėtėm, ar ne, ir su tuo psichologiniu sparumu susiję. Ar yra kažkokių mitų arba klaidingų įsitikinimų apie dėkingumą? Yra nemažai, galbūt keletą norėčiau paliesti, tai sakoma, kad dėkingumas, čia tik tokia pozityvaus mąstymo forma, tiesiog tai yra kaip dar viena pozityvaus mąstymo forma. Ir man labai patiko vieno amerikiečių mokslininko, tyrėjos ir seminarus veda ir ten daug turi ir knygų, Robert Emmons. Jisai taip kažkaip pasakojo, kad dėkingumas, tai nėra labai taip viskas, kaip sakant, gėlytės, viskas čia labai paprasta, nes jeigu mes norime dėkoti, mes turim pripažinti kito žmogaus indėlį, kad jis mums padėjo. Reiškia, mes nesam patys tokie vieninteliai šauniausi ir fainiausi, kad reiškia, buvo kitas kažkas žmogus arba kažkokia aukštesnė jėga, kuri mums padėjo. Ir tai yra tas atsakomybės pripažinimas, kad perduodu aš tą atsakomybę ir tam tikras kaip ir priklausomumas nuo kito. Ir tą reikia pripažinti. Kitas aspektas yra tai, kad žmonėms labai patinka, gali būti, kad žmonėms patinka kitiems duoti kažką, bet labai sunku paimti. Ne visiems, bet būna, ar ne? Taip. Tai kai aš padėkoju, aš suprantu, kad man padėjo, aš nebuvau toks visagalis, ir gali, toks menkumo jausmas apimti. Tai tai nėra labai lengva emocija, tai apima tokius giluminius aspektus. Beklausant kažkaip pagalvojau, kad dėkingumas gali būti kaip brandos ženklas. Ir prisiminiau, tarkim, būna vaikai, duodi jam saldainį, jisai paima tą saldainį ir jo mama ar tėtis sako, ką reikia pasakyti. Tada prisimena, ačiū ir pasako. O jau kada esi subrendęs, tai jau dėkoji pats, jau to priminimo tam nereikia. Taip, natūralu. Aš tiesiog dabar užsimašiau apie žmonės, kurie labai gerai jaučiasi, save aukoja dėl kitų ir gauna daug tų padėkų, pagirimų ir patys galbūt save apleidžia ir tada, kai galbūt ateina laikas priimti tą pagalbą iš kitų, jiems gali būti visai sunku priimti. Nes mes kaip padedam kitiem, mes tarsi jaučiamės savotiškai aukščiau, kad aš esu toks plačiaja prasme, kabutėse turtingas, aš turiu tai, aš galiu tai ir aš dalinuosi. O jeigu jau man reikia pagalbos, tai gali būti iš tiesų sunku priimti. Aš tai pagalvojau, čia kalbėjau apie tą dėkingumą, kai daug darai dėl kitų ir man atrodo gali būti toksai labai demotyvuojantis dalykas, kada nesulauki nei padėkojimo, nei vertinimo, kaip tada toliau judėti. Taip, tai gali būti, kad darai ir kaip sako, niekas ačiū nepasako. Taip. Bet klausimas, ar tik dėl to ačiū ir darai, galbūt yra kitų motyvacinių tų atsakymų, priežasčių, kodėl visgi renkiesi daryti šitą elgesį ir verta grįžti,
prie savo vidaus galbūt yra kitos priežastys, kodėl man kaip žmogui yra svarbu tai tęsti, nesvarbu, kad aš negaunu to padėkojimo, kad ir kaip jis atrodo, toks elementarus. Kartais netgi būna žmonės prašo, o gali man padėkoti? Ir vis tiek negauna. Man tai kažkaip labai dirbtina, kaip sakyčiau, pagirk mane, kažkas tokio. Nebūtinai čia turbūt labai susijęs su mūsų šeimų, kaip pasakyti, tuo auklėjimu ar tom tradicijom, kad žmogus gali jaustis labai neįvertintas, kuris stengiasi, daro ir kažkaip, kad sakai, kad pagirk mane, bet realiai, bet mums reikia. Tai nėra apie pasipūtimą ar kažkokį narciziškumą, mums reikia, kad, aš dariau tą ir tą. Ir tai nėra savame suprantama ir tikrai aš pavargau. Tai yra daugiau legalizavimas, kad mano jausmų, emocijų, kad aš prisidėjau, nebūtina, kaip sakant, liaupsinti ar kažkaip dirbtinai girti, bet tai tiesiog tai yra apie pastebėjimą. Aš matau tavo pastangas, aš matau, kad tu pasistengi ir to ačiū tau. Tai ir parodo, kad aš matau tave, aš matau, ką tu padarėjai ir tikrai tai yra svarbu. Čia gal tokius kitus aspektus. O tau dažnai klientai dėkoja? Ar dažnai? Tipiškai sesijos pabaigoje ačiū ir ten išsiskirstom. Bet jeigu taip plačiau, ar kažkaip su kažkokiais pavyzdžiais, ar apie pokyčius, jeigu tai eina kalba, būna. Nesakau, kad tai yra kasdienybė, bet tikrai būna, kad padėkoja, kad kažką ar suvokia, ar pritaikė, nes būna kalbama apie kažkokį dalyką ir po to gyvenime pasitaiko, arba lavinam kažkokį įgūdį ir tada jo prisireikia jau realiam gyvenime ir jeigu pavyksta ar kažkokį savo tikslą pasiekti, išsakyti savo poreikį, atstovėti poziciją, kažkas tokio, tai tikrai žmonės atsimena ir tada tikrai padėkoja. Toks labai svarbus momentas psichoterapiškai yra ir įdomu tai, kad skirtingos psichoterapinės kryptis skirtingai interpretuotų padėką. Pavyzdžiui, teko girdėti, kad psichodinaminiai psichoterapijai už dėkingumo reikia ieškoti paslėpto pykčio, jei neklystu, tai yra vėlgi, gali būti skirtingos interpretacijos. Freudas, man atrodo, sakė, kad šypsena irgi gali būti, nes rodomi dantis, tai irgi tam tikros kaip įniršio agresijos toks požymis. Taip, gali būti. Taip. Ar dėkingumas yra labiau įgimtas ar išugdomas? Aš manau, jeigu mes dėkingumą traktuosim kaip emociją, tai realiai aš suprantu, kad tai yra daugiau toks bendražmogiškas dalykas, kad visi žmonės daugiau ar mažiau patiria dėkingumą. O jeigu kalbėsim apie tokį jau kaip bruožą, kaip asmenybės savybę, tai yra labiau ugdomas dalykas, jis yra įgyjamas, pradedant nuo mūsų šeimos, aplinkos, mokyklos, bendruomenės ir taip toliau. Tai aš manau, kad taip, tai yra labiau emocija įgimta. Vėlgi turbūt čia pradėtume gilintis į skirtingas teorijas, tai galima daug apie tai kalbėti, bet taip, jeigu taip mano tokiu suvokimu, kad kaip savybė žmogaus tai yra išugdomas dalykas, o emocija, toks patyrimas dėkingumo, toks labiau kaip prigimtinis dalykas, aš taip sakyčiau. Aš kažkaip galvoju, jeigu iš emocijos, tai reikėtų būti dėkingam, kai ir tos dėkingumo emocijos nėra, dėl to, kad jausmai yra labai nepastovus ir jausmai jie pasiveja. Tu pabandyk dėkot ir pasijusi geriau. Kaip socialiniai tinklai gali prisidėti prie dėkingumo? Vėlgi, socialiniai tinklai, čia paimkim bendrinę turbūt prasme, tai gali būti ir kažkokios programėlės, kurios primena, ar aš nežinau, ar turėjai omeny kažką kitą. Aš turėjau omeny, pavyzdžiui,
kada Facebook'e pamatai tą palinkėjimą skanios kavytės, labas rytas ir panašiai. Arba, bet būna ir tokių, nežinau, gal mano tiesiog Facebook'o lentoj būna dažnai toksai klausimas, už ką esi dėkingas. Kaip įdomu, nes mano Facebook'o lentoj tokių užrašų nebūna. Aha. Realiai, jeigu, vėlgi, tai yra priminimas, jeigu mes pamatom, ar ne, pavyzdžiui, užrašą, už ką esi dėkingas, tai kažkaip tarsi kaip dzinzelin skambutis, kuris primena, kad gali pasinaudoti to kvietimu ir realiai stabtelėti ir įsisąmoninti, savo įsivardinti tuos dalykus, arba gali tiesiog praleisti ir neįsitraukti į šitą kvietimą pabūti su tuo dėkingumu. Tai aš tai laikyčiau, kad tai yra kaip koks priminimas, pagalvoti apie dėkingumą ir tai gali prisidėti prie tos savybės kaip dėkojimo, kaip buvimo dėkingam, tokio kaip lavinimo, propagavimo. Dar pagalvojau, kad kažkaip gali būti ir tie tam tikri Facebook'o postai, ar Instagram, ar bet kurio socialinio tinklo, už ką yra žmogus dėkingas, tokį kaip pavyzdį parodė ten, tarkim, praėjo vasarą ir kas jam ten įvyko, už ką jisai dėkingas, tai gali kitam žmonėm kaip ir sukelt pavydą, kokia tavo gera vasara, mano netokia buvo, bet gali irgi peržvelgti tą vasarą ir ten atrasti kažkokių gerų dalykų, už ką esi dėkingas. Taip. Kas yra geriau, ar spontaniškas, ar suplanuotas dėkingumas? Vėlgi, jeigu galvojam apie spontanišką, tai, kas geriau, aš nepalyginčiau. Geras čia dabar klausimas. Spontaniškai tai mes tiesiog einam, ar ne, aš taip įsivaizduoju ir pamatom tą žydrą dangų, dabar jį kaip tik stebiu pro langą. Tai mes galime spontaniškai padėkoti. Suplanuotas, tai aš suprantu, kad tai yra labiau kaip praktika, ten, kaip pats minėjai prieš miegą, prisimeni ar vedi dienoraštį, ką aš anksčiau dariau. Tarp kitko galima netgi paimti dėžutę, ar taip, aš vadinu, tai dėkingumo stiklainis, ir turėti darbe, jeigu žmogus dirba ofise, turi stalą, ir pavyzdžiui, vyksta kažkas gero, gerai, nebūtinai gero, kažkas, už ką žmogus nori padėkoti, galima tiesiog paimti mažą lapelį, parašyti ten už tą ir tą, dėkoju ir įmesti. Ir labai fainai praėjus metams, ar tarkim savo gimtadienio dieną, pasirinkti kažkokią atskaitos tašką ir išpilti tą visą stiklainį ir pasižiūrėti visus tuos, už ką esi dėkingas. Tai gerai, nukrypau mintise apie tą spontanišką arba suplanuotą dėkingumą. Nepasakyčiau, kuris geriau, jie abu yra svarbus. Taip. Ir turbūt svarbiausia apskritai dėkoti tokią formą, kuri priimtina. Žinoma, žmonėm, jeigu tai yra kaip namų darbas, daryti kažkokį pratimą, dėkoti, tai gali būti ir tokia atmetimo reakcija. Bet suvokiant prasmę to dėkingumo, galima ugdyti tą įprotį, atkreipti dėmesį į kažkokius dalykus, ką nori įvertinti ir pastebėti, ir ilgainiui tai taps ir spontaninis tas veiksmas, kur tu ar mintise, ar verbaliai išreiški tą dėkingumą. Aš irgi nesiimčiau kažkaip sakyti, kad ten vienas yra geresnis, nes atrodo gana geras variantas, kada per visą dieną dėkoji ir, tarkim, dar peržvelgi visą dieną, vakare prieš einant miegoti, arba rašai dėkingumo dienoraštį. Prisiminiau ir aš turiu tokį sąsiuvinį, bet vėlgi čia tas, kad labai senai jį rašiau, bet ten jau rašau tokius didesnius, stambesnius dalykus, už ką esu dėkingas per visą gyvenimą. Ir jeigu randu, perskaitau, kažkaip gerą pasidaro. Taip. Bet būtent dėl ko sakau, atrodo labai verta rašyti, nes labai praturtina po tam tikro laiko grįžti prie tų užrašų ir tada, taip pasikeičia mūsų net atsiminimai, atrodo kitaip dėliojasi. Ir galų gale mes galime ir atsiminti, ką mes veikiame ir kaip ir tie metai buvo įdomus ir tie, ar ten, jeigu kalbam apie mėnesius, tai ten mėnesių prasme.
labai taip maloniai nuteikia ir tikrai nepatyrus to jausmo, sunku jį apibūdinti. Toks pasijauti tikrai turtingas, va ta nematerialia prasme, pajauti gausą ir tikrai prie tokio pasitenkinimo gyvenimu gal prisideda bendraja prasme. Aš pagalvojau, kad kai būna susirgam ir griebiamės vaistų, turime kažkokią tokią vaistinėlę, tai gali būti ir tas dėkingumo dienoraštis arba, kaip tu minėjai, tavo dėžutė, kad ateina kažkoks sunkus laikotarpis, taip vat, tarkim, koks nors lapkritis, kur labai sunkus mėnuo bent jau man, tai paimi, išsitrauki, aš tai tokį stalčių turiu ten, kur susidėjęs, kas man miela, visokios dovanos ir atvirutės ir panašiai, ir paskaitai, ar kad ir tą dėkingumo dienoraštį. Taip pat esu užsivedęs ir Google Docsuose tokį dokumentą, kur dedu gerus, gražius žodžius man. Tai ir per Facebooką man parašo, kažkas pasako ir irgi užsirašau, arba dabar, va, taigi tos žinutės. Tai tiesiog, va, tokį, nežinau, ten gal 10 lapų jau yra parašyta per kelis metus, tai kartais paskaitau, pagerėja nuotaika. Bet kokia gera mintis, aš galvoju, kaip gaila, kad aš neturiu tokios kolekcijos, nes čia yra kažkas nerealaus mūsų apskritai ir tokiam savęs vertinimui, labai giluminiam tam, galim sakyti, savivertį ir pasitikėjimui. Ir tai svarbiausia yra faktai. Tai nėra, kad mes čia bandom dirbtinai save pakelti, tai yra faktai. Neapsigaunam kažkaip. Jo, tai yra citatos iš mūsų ar artimų žmonių, ar klientų, ar tiesiog girdėti žodžiai, nes jie, neveltui tai pasakė. Wow, tokia labai, labai, ne tik kad smagi praktika, bet labai užsimotyvavau dabar ir aš kolekcionuoju. Na kągi, tai mūsų laikas jau baigėsi, tai raginsim būti dėkingiams visiems. Taip, tikrai. Praktikuokit, nes labai verta. Su Dievu.